Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai. Šiandien turime rugpjūčio 7 dieną. Į objektą atvažiavom 7 ryto. Grįžinukas padarytas 13 metrų. Pamatavom vandens debetą 12 litrų kibiras vandens, prisipildo per 12 sekundžių. Čia gaunasi debetas milžiniškas, 3 kubai 600 į valandą. Objektas būtų Geibonių sodai, sodų bendrija Pušynas. Čia mūsų dabar jau trečias grįžinis padarytas. Praeitais metais čia už keletas klipų gręžinus užsakovai gavosi 5 metrų 2 kubai į valandą, o šį ankstyvą pavasarį gavosi, taip įstrižai žiūrint, kito kelio pusėje 16 metrų, ten gavosi kažkur apie 900 litrų į valandą. Tai va labai viskas skirtingai, kai sakau, universalios geologijos nebūna. Ir situacija tokia. Siurblys algo, tyliai dirba. Va, matot, kiek visą krūvą smėlio priplovė. Geležies neturi, bet yra siros vandenilio kvapas. Toksai va gražus tas smėliukas. Va, ir situacija tokia. Žmonės prieš pusę metų įsikvietė brigadą, pirmą brigadą, ir jiems šitoje vietoje, matot, mėlynas eina vamzdis, šitoje vietoje padarė gręžinį 7,5 metrų, bet jie ten gręžėsi ne vandens pagalba, su šnekais. Ir kokia situacija, debetas tenai susilpnėjęs, negu ant starto buvo, ir užkišo visus filtrus, samolio dalelėm. Žmogus, parodysiu, nufilmuosiu namą, pasistatė filtrus. Tokiam, įsirenginėja jauna šeima, tokį namą. Ir įsivedė į namą ir tie filtrai užsikišo visiškai. Tai matot. Va, mes ką, čia mūsų rajonas ir jau žinom tos visus grunto pjūvius. ir tikėjimas, kad padarysim. Tai jis įsigrėžė tas žmogus iki 7,5 metro. Gilio. Čia gavosi grįžinys 13 metrų. Ir būtent nuo 7,5 metro prasidėjo vandeningas smėlis. Iki tol ten buvo toksai žvyrukas ant 5,80 gilio. Jį patikrinom, bet jis buvo sausas. Tai po to gręžėmės gilin. Tai matot, pirma gręžinė šaktą, po to antra. Tai persigrėžėm į antrą gręžinę šaktą ir prasigrėžėm 13 metrų. Ir tai dar štangos pačios smygo į tą vandeningą smėlį, bet nebuvo čia tikslo giliau gręžtis, nes taip jau nuo 7,5 iki 13 metrų, 5,5 metro vandeningas smėlio klodas didžiulis, tai jau nebuvo tikslo ten giliau gręžtis, mes neartezinį gręžinį darom. Nu ir rezultatas, 3 kubai 600. Pamatavom vandens statinį lygį, nuo žemės paviršiaus vanduo slūgs 80 cm. Labai aukštai, dėl to toks yra didžiulis debetas. Tai čia Elektrėnų savivaldybė, čia yra pats pirmas, o per 6 metus, kiek dirbam, pats pirmas gręžinys padarytas, kad būtų toksai didžiulis debetas. Ir tie patys sodai atrodo 2 kubai, tenai 900 litrų, o čia 3,600. Prieš daug metų Lenkų brigada gręžė, šalia tas namukas, geologai jau su technika, prasigrėžė gal 30 metrų, užsirovė ant didelio rėdulio, pinigų nieko nepaėmė už žvalgybą ir išvažiavo. Tai čia galbūt irgi bus mūsų potencialus užsakovas. Bet vėlgi, čia gali būti visai kitaip tam sklypo gale. Čia jau kalnas ir šita vieta sodų bendrija tokia didžiulė plokštuma tarp didelių labai kalnų, o sodų bendrijos gale yra šaltiniai prasimušę. Tai o čia Geibonis, taip, praeitą savaitę, čia užpraeitą, gręžėmės Aušros gatvėje, Geibonyse, šlaitiniam sklype, ten vandens neradom. Tai matot, sakant, ne visur pavyksta, dėl to toksai darbas. Turi važiuoti į vietą ir gręžtis daryti žvalgybą. Tai blogiausiu atveju žmogus susimoko 250 eurų už tą darbo dieną, jeigu nerandam vandens. Tai čia sauguniukai, morkos, šitas braškės, šiltnamius. Matot, toksai gražus. Pomidorai, viskas tvarkoj, pupelės. Dabar, aišku, turi žmonės tą laistymą vandenį, bet jis nėra geriamas. Tai jauna šeima, dabar džiaugsis jau visą gyvenimą tokių gerų grėžinukų, didžiulių debetų. Čia gali laisvai du namus aprūpinti toks debetas. Tai atvažiuojam su džipuku prie kabelio, gręžėmės rankiniu būdu, vandens pagalba. O taip atrodo, atvažiavom čia. Tai į vidų negalėjome važiuoti. Tai tokia sodų bendrija. Šaltinėlio gatvė čia vadinasi. Matot. Na, jau pabaiga tų sodų. Tikrai sodų bendrija nedidelė. Elektrėnai. Tai ką tada, visiems geros dienos ir gero vandens. Iki.